Yra ko didžiuotis ir pamirškime mes tą krepšinį bent trumpam. Tai jau ar taip pabiškai pamiršinėjom, nes rezultatai neleidžia ir kitaip elgtis, bet pereikime prie žvejų. Neseniai kalbėjome su benamių futbolo rinktinės atstovais, o dabar kalbame su žvejų Lietuvos rinktinės atstovais, kurie... Tai gatvės futbolo lietuvius užgrūdino sudėtingos sąlygos, girdėjote, per pokalbį sakė, Lietuvoje trūksta kur treniruotis iš tikrųjų ir paramos galėtų, ir paskatinimo būtų daugiau ir iš mūsų vyriausybės, ir ambasadų darbuotojai neateina, bet štai žmonės tokiamis ne pačiamis patogiausiamis, ne šiltnamio, ne inkubatoriaus sąlygomis pasiekia nuostabių rezultatų visame pasaulyje. Ir galiu pasakyti, kad Lietuvos žvejai taip pat jau yra pasakę, kad rūsti Lietuvos gamta, žuvų trūkumas vandens telkiniuose, jos išmoko tas žuvis greit aptikti ir sumedžioti, nes nerčia pas mus jų klodais. Taip, greit sumedžioti, kad greičiausiai pasaulyje. Tiesiog mes turime pasaulio čempionus, galime ir prieiti prie siužeto. Klausėme rinktinės narių, kas tai apskritai visų pirma per sportas. Stop. Vienas faktas, nepraleisim fakto. Lietuviai, pasirodo, yra patys geriausi žvejai pasaulyje. Taip, tai jau sakėm. Taip, aš noriu dar kartą, nes man tai skamba... Didžiosiomis raidėmis. Taip, didžiosiomis raidėmis, kur nusisirėminti norėtųsi šitą frazę, iš tikrųjų gero tai matyti. Taip, žiūrime siužetą, klausėme apskritai, kas tai per sportas ir išsamus pokalbis. Plaukiam su laivais po ežerą, telkinį ir gaudom plėšrės žuvis. Plėšrūnų medžioklė. Realiai taip. Iš pradžių paieška, tada medžioklė, sakykim taip. Kaip tokį čempionatą laimėti? Pas mus čia tokia tradicija, kad lietuviai šiaip jau ne kartą jau teko girdėti apie laimėjimus būtent šioje srityje. Esame labai geri žvejai? Nemažas privalumas, pas mus nėra daug žuvies. Už tai Lietuvoje, dėl to mes išmokstam gaudyti. Šiame telkinyje mes, kai nuvažiavom, tai patys apakom, kiek žuvies. Užgrūdinti lietuviai. Taip. Manau, kad dažnam rūpi, kaip jūs elgiatės su pagauta žuvimi. Tai nereiškia, kad jūs išgaudote tą žuvį ir jai tai pabaiga. Visuose čempionatuose, išskyrus poledinę, žuvis visa paleidžiama. Kaip taškus skaičiuojasi? Spiningavime va vienintelė disciplina, kur žuvis matuojama ir ilgis keliamas kvadratu. Tai gaudai kuo ilgesnę žuvį, reiškia? Taip. Unguriukas praversto, ne? Unguriukas neįskaitinė. Realiai tikslingai tai ir gaudėm, tik tai lydeką ir ešerį. Bandėm iš tikrųjų treniruotėse, o po to apsisprendėm, kad tik lydeką, nes su ešeriu rezultato neįmanoma buvo pasiekti. Per mažas. Plius yra dar įskaitiniai dydžiai, nuo kurio mes galim, matuoti jį. Tai buvo 25 cm įskaitinis ešerys, kurio praktiškai turbūt 10 gal pagavom per visas treniruotės. Klausykit, jūs čia kažkaip su Latvijais tarpusavį tarėtės, kartu treniravotės, jūs pirmi, jie antri. Kuršių kraštas? Nesitreniravom kartu, bet Latvijai irgi neblogi žvejai. Stiprus ir tą patį rado realiai tais pačiais masalais net gaudė, nes Darius daugiau galėtų papasakoti, nes pas juos teisėjavo. O pirmą dieną aš pas juos teisėjavau, tai viską identiškai tą patį darė, išskyrus keletą niuansų. Tai reikia suprasti, kad čia strategija viską lemia galų gale, ar ne? Jeigu Latvija pasirinko, kaip sako, tos pačius metodus, kaip ir jūs pirmi, antri, lietuviai pirmi, Latvija antri, o visi kiti žemiau. Tai čia reiškia strateginis sportas ar kaip? Ne tik gal strateginis, bet kiek tu sugebi atsirinkti konkrečiai tiek masalus, bet tiek jų pravedimus, ką su juo daryti, kaip paduoti tą masalą. Greitas ieškojimas, ko daugumą komandų matėm, kad neturi. Sakykime, jeigu mes, tiksliau, mūsų visi ekipažai ieško 6-7 km per valandą žuvies ir ją randam greičiu, tai kiti, atsiprašant, šliaužia ten kilometras 2 per valandą. Tai yra, irgi įdirbis, nes gan sunku priprast tokiuose greičiuose jos ieškoti, ją pamatyti ir ją sugauti dar. Be abejo, yra ir taktinių žaidimų. Tai jūs žvitrus ir greiti, galima taip pasakyti. Galima taip pasakyti, bet tai duoda tik tai darbas. Bet šiandien mes kalbėjome apie darbą, apie taktiką, apie masalą, apie greitį reakciją. Ar yra dar kokių nors, nežinau, prietarų ritualų, ką dar turėtumėte? Be techninės pusės, nes žvejai turi savo visokiausių prietarų. Tokį, man atrodo, 1, 2, 3, kur žuvis. Ne? Ar ten nei žvyno, nei uodegos? Mūsų rinktiniai prietarų nėra. Nėra. Ne. Yra tik vienas atvirkštinis, sako, žvejam negalima linkėti sėkmės, tai Justas, kuris pasaulio čempionas šiais metais, mano pareiga buvo kiekvieną rytą jam atsikelt ir palinkėti sėkmės. Bet
bendras klausimas žmonėm, kurie neįsivaizduoja vis tiek, ar neturi to pilno vaizdo apie šitą sportą. Yra tam tikrų sporto šakų, kur tu turi jau nuo vaikystės turėti įdirbį. Krepšinis, futbolas ir dar tikrai daug kitų. Kaipgi su žvejyba? Panašiai. Nėra taip, kad dabar, kaip, pažiūrėjau, 40 užsimanai tapti žvejų, 42 turbūt netapsi pasaulio čempionu, ne? Teoriškai įmanoma, bet praktiškai, jeigu bus šalia kas padės, tai teoriškai įmanoma, bet praktiškai labai sunku. Aš ant vandens 30 metų. Visą laiką klausėme savo sporto svečių, kiek tai kainuoja. Aha. Kokios sumos čia sukasi? Daug. Daug. Tikrai daug? Tikrai daug. Įranga, laivai, masalai. Gerai, geras laivas. Kiek? Vien tik laivas nuo 20 kokių tūkstančių. Tik kėbulas. Tik kėbulas. Okay. Pradžia. Vairo dar reikia? Variklio neblogai būtų. Elektronika minimaliai, jeigu nori viską matyti, apie 10 tūkstančių turbūt turi įdėti. Tai jūs akivaizdu esate dominuojanti komanda, sakykime, tai pasaulyje, tiek po ledinės žuklės, tiek šios, kuri ką tik vyko Šiaurės Airijoje. Ko dar norisi? Viską laimėjot? Išlaikyti pozicijas toliau? Turbūt taip. Test tiesiog, ar ne? Taip. 16 komandų sulaukti, kad tada piniginiai prizai. Būna kartais, mūsų šitoje disciplinoje būna kartais, prieš kelis metus yra buvę. Mes su Dariumi esam sulaukę. Čekijoje sidabrą laimėję esam, buvo 16 komandų, tai mums teko. Tai pinigai tokie kaip pasaulio čempionatuose, normaliuose, ar ne? Ta prasme, normaliuose. Ne. Gavom premijas po 2200. Pačiai pabaigai, kaip abiejų, kaip profesionalių žvejų, vis tiek paklausiu, kai neriboja iki čempionatai, laikas ir konkurentai kvepuojantis į nugarą iš savo laivo, jūsų abiejų, kokios yra gyvenimo žuvis, kur norisi meškerę merkti ir ką pagauti? Labai didelio skirtumo nėra, svarbu būti gamtoje ant vandens žvejoti. Turbūt tą patį norėjau pasakyti. Visada galima didesnę žuvį pagauti, negu pagavai, bet pagrindinis tikslas - gamta, vanduo, žuvis. Pats veiksmas. Skamba romantiškai. Ačiū už pokalbį. O veiksmo daug ir pas mus laidoje. Iki. Ačiū. Dėkui.